Visi sako, kad pakito era. Ar galėtumėte tai pakomentuoti? Tai anksčiau buvo žuvų era. Čia pagal astrologiją taip ir pagal metus. Ne, anksčiau buvo žuvų era. Ką reiškia? Tai visi mes ieškojom mokytojo, vedlio, to, kuris išmokins, to, kuris, padarys, ne, kažką. O dabar yra vandenio era. Vandenio era jau yra kitaip, visiškai kitaip. Visi mokytojai po truputėlį žemyn. Dabar yra taip, kad kiekvienas žmogus iš mūsų prisimins savo tikrasias galias. Ir kiekvienas iš mūsų, va čia irgi toksai yra, kaip sakyt, lagaminėlis, kurį vežuosi, ar ne? Lagaminėlis, kurį vežuosi per savo gyvenimus, nes vienas gyvenimas, po to antras gyvenimas, siela dažniausiai ateina į tą pačią liniją, tik tai ateina tobulėti. Reiškia, jeigu šį gyvenimą mane traukia dvasingumas, tai praeitą gyvenimą ir pagalba žmonėms, ar ne? Tai praeitą gyvenimą bus ta pati istorija, tik šioj gyvenime aš gaunu truputėlį pakeistą versiją. Ir dėl to mes kiekvienas tempėm savo kažkokį tai lagaminėlį. Ir pavyzdžiui, tai nereiškia, kad jaunas žmogus ateinantis, jo lagaminėlis yra mažesnis negu mano, nes man yra virš 40. Gali būti, kad jo lagaminėlis, nors jam 6 metai, yra didesnis negu mano lagaminėlis.